Sveiki, aš Imantas ir prieš save turiu 3 Redmi klasės ausines. Redmi 8 Active, Redmi 8 ir Redmi 8 Pro. Iš pirmo žvilgsnio jos atrodo gana panašiai, bet skirtumai gana aiškus. Vienos skirtos paprastam klausimui, kitos skirtos triukšmo slopinimui, o Pro modelis tiems, kurie nori geriausio garso ir išmaniųjų technologijų. Aišku, visi 3 modeliai palaiko Bluetooth 5.4 ryšį, valdymą per Xiaomi Buds programėlę, greitą prisijungimą ir IP54 atsparumą dulkėms bei vandens purslams. Tai reiškia, kad ausinės tinka kasdienai, kelionėms, darbui, sportui lengvų režimu ar muzikai mieste. O dabar pereikime prie kiekvienų ausinių atskirai. Pakalbam apie Redmi Buds Active. Redmi Buds Active tai paprasčiausias ir lengviausias pasirinkimas iš šitos trijulės. Jos turi patogų dizainą, pusiau dedama į ausis, todėl labiau tinka tiems, kam nelabai patinka guminiai ausų angaliukai. Viduje yra didelis 14,2 mm titanu dengtas dinaminis driveris, kuris suteikia aiškų garsą muzikai ir vaizdo įrašams ar net skambučiams. Pačių ausinių baterija čia taip pat yra stipri. Iki 7 valandų klausimo vienu įkrovimu ir iki 37 valandų kartu su įkrovimo dėklu. O jeigu skubi, 10 minučių įkrovimo gali suteikti iki 2 valandų muzikos klausimo. Active modelis taip pat turi 2 mikrofonų AI skambučių triukšmo mažinimą ir vėjo triukšmo mažinimą iki 6 metrų per sekundę. Štai čia aš jums turiu Redmi Buds 8. Tai yra rimtas pasirinkimas tiems, kurie nori tylos. Teisingai išgirdot, tylos. Šis modelis turi aktyvų triukšmo slopinimą iki 50 decibelų. Tai labai praverčia, kada naudojamės viešuoju transportu, sėdim biure, kur aplinkui kalba, mieste ar bet kur kitur, kur yra labai daug foninio triukšmo. Aš asmeniškai jas naudoju tada, kada žolę pjaunu. Saugau savo ausis. Garso kokybei Redmi Buds 8 naudoja 11 mm dinaminį driverį ir palaiko Hi-Res Audio Wireless technologiją. Skamba labai sudėtingai, bet yra labai gerai. Skambučiams naudojami 3 mikrofonai su AI triukšmo mažinimu, o vėjo triukšmo mažinimas veikia iki 11, iki 12 metrų per sekundę. Todėl pokalbiai išlieka visada aiškus, net ir lauke. Pati baterija šito ausinių viena stipriausių visoje linijoje. Be aktyvaus triukšmo slopinimo ji veikia iki 11 valandų vienu įkrovimu ir iki 44 valandų su dėklu. Greitas įkrovimas taip pat labai patogus. 10 minučių, jeigu skubat, aišku, 10 minučių leis klausytis muzikos 4 valandas. Ko daugiau reikia? Taigi, šitos ausinės būtent skirtos tiems, kas nori lengvo, tylaus gyvenimo ir ilgai muzikos klausytis. O štai čia turime prabangiausias ausinės iš visų 3. Redmi Buds 8 Pro. Tai modelis skirtas tiems, kurie nori maksimumo. Čia turime iki 55 decibelų aktyvų triukšmo slopinimą, koaksialinę 3 driverių sistemą, Dolby Audio ir LDAC aukštos raiškos garso perdavimą. Tai ausinės, kurios labiau orientuotos į muziką, filmus, žaidimus ir kokybiškesnį klausimą. Taip pat skambučiams Pro modelis turi 3 mikrofonų AI triukšmo mažinimą ir iki 12 metrų per sekundę vėjo triukšmo mažinimą. Taip pat šitos ausinės vienintelės iš 3 palaiko 2 įrenginių jungtį. Tai reiškia, kad galima būti prisijungus prie telefono ir kompiuterio vienu metu. Įsivaizduokite, žiūrite video arba klausotės muzikos per kompiuterį, jums paskambina telefonu, jūs atsiliepiate, pakalbate, pašnekate, kada baigiat pokalbį, ausinės vėl grįžta į kompiuterį ir nieko daryti nereikia. Tobula tiesa. Taigi, Redmi Buds 8 Pro rinktis tiems, kurie nori geriausio garso, stipriausio triukšmo slopinimo, Dolby Audio, LDAC ir erdvės garso. Taigi, nori sužinoti, kurias ausinės rinktis tau, ne? Paprasta. Redmi Buds 8 Active rinktis tada, jeigu nori patogių, lengvų ir paprastų ausinių kasdienai, be guminių angaliukų. Redmi Buds 8 rinktis, jeigu nori aktyvaus triukšmo slopinimo, labai geros baterijos ir aiškių skambučių net per vėją. O štai Redmi Buds 8 Pro viskas kartu. Jeigu nori geriausio garso, stipriausio triukšmo slopinimo, Dolby Audio, LDAC, erdvinio garso ir iš esmės nori būti geriausias.